Kągi, pirmajame pranešime akcentuojama švietimo ir kultūros, o taip pat kitų susijusių sektorių bendradarbiavimo svarba, taip pat sistema, kurioje galėtų nuosekliai veikti vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos, savivaldybės, mokyklos, kultūros profesionalai, praktikai ir kiti veikėjai. Dalia Stabrauskaitė pristatys gaires priimtas UNESCO konferencijoje Abu Dabyje šių metų pradžioje. Dalia yra Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato švietimo programų vadovė. Dalia, laukiame jūsų čia. Su plojimais nebūkite labai kuklus, tos tylos pauzės, žinot, 10 ryto jos tikrai nenuteikia produktyviam darbui, taip kad prašau. Ačiū labai, Julijau. Tai labas rytas visiems, tikrai nepaprastai gera matyti jūs taip gausiai susirinkusius, pilną salę. Iš visų Lietuvos vietų suvažiavusių tikrai labai vertinam, kad atvykot, kad skiriat laiką ir esat kartu šiandien su mumis. Daryti pranešimą apie dokumentą, prezentaciją, kurios objektas yra dokumentas, nėra labai lengva užduotis. Tikrai kiti pranešimai bus daug vizualesni, pas mane bus daugiau teksto, dovanokit iš anksto. Bet iš tikrųjų žodžiai yra svarbu ir apsibriežti tinkamai, įvardinti dalykus yra svarbu. Tai iš tikrųjų šitas pranešimas bus apie tai. Ir taip pat aš stengsiuosi kalbėti ne tik tai apie ką yra šitas dokumentas, kiek tik tai per tas 15 minučių spėsiu greitai pražvelgti, bet ir tai, koks buvo procesas to dokumento priėmimo, kas man atrodo nemažiau svarbu ir labai ypatinga. Dar kontekstui, kadangi tas ne visada yra žinoma, tai šiaip šitos gairės yra priimtos UNESCO organizacijos visų šiai organizacijai priklausančių šalių, kurių yra netoli 200. O mes tą procesą koordinavome Lietuvoje, kaip Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija. Ir nacionalinės komisijos visose šalyse nėra UNESCO atstovybės. Mes nesam biurai iš Paryžiaus veikiantis kitose šalyse. Nacionalinės komisijos yra įsteigiamos kaip biudžetinės įstaigos, mes esam po vyriausybės kanceliarija. Ir mes tiesiog stebim, ką daro UNESCO, kokie yra procesai, kokie dokumentai, kas aktualu Lietuvai ir į kokius procesus mums verta įsitraukti, sprendžiam, kaip tą daryti. Tai iš tikrųjų ir patys kritiškai vertinam, atsirenkam, kokie dokumentai, kokios programos mums yra aktualios, kaip mes jas matom, kur matom kažkokius trūkumus ir tiesiog atstovaudami Lietuvos organizacijas stengiamės pateikti vieningą nuomonę. Bet pradėti dabar norėčiau, kalbant jau apie dokumentą, nuo konteksto, kad UNESCO šią temą, susijusią temą, iš viso yra parengusi 3 dokumentus. Tai viskas prasidėjo nuo tokių meninio ugdymo gairių dar 2006 metais. Po 4 metų buvo priimta tokia Seulo darbotvarkė, kuri jau integravo tą Lisabonoje priimtą dokumentą, bet jau nustatė konkretesnius tikslus ir reikalingus veiksmus. Ir jau tik tai po 12 metų, šių metų pradžioje, sausio mėnesį buvo priimtos naujos kultūrinio ir meninio ugdymo gairės, pats išsamiausias dokumentas iš šių 3, kuris kaip ir atnaujino ir buvusius. Ir ką galbūt galite pastebėti iš pavadinimo, čia pateikiau ir lietuvišką ir anglišką vertimą, bet kad pirmieji 2 dokumentai kalbėjo tik tai apie meninį ugdymą. Tai šiose gairėse esmė, kad jau labai prasiplečia tas supratimas, kad reikia kalbėti apie kultūrinį ugdymą. Apskritai mes tiek tuose pasiūlymuose, kuriuos atsisiųsit ir šiandien, kurie bus pristatyti ir apskritai atsižvelgdami į tai, ką Kultūros ministerija paminėjo, kad nuo kitų metų, jeigu neklystu, jau kaip ir siekiama nebesakyti kultūrinio ir meninio, nes menas yra kultūros dalis. Jeigu aš tai linksė kultūros ministerijos atstovės, tai gerai viskas tai supratau teisingai, tai mes kalbam apie kultūrinį ugdymą, bet šio dokumento pavadinimas ir užsienyje kai kur dar yra sakoma kultūra ir menai. Ir labai norima pabrėžti tame dokumente, kad kultūra ir švietimas yra vienos monetos pusės. Labai tarpusavyje susiję procesai, kas nėra visada taip akivaizdžiai suprantama, nes tiek švietimas yra kultūrinis procesas, kurio turinys, praktikos, mokymo būdai yra giliai įsišaknyję kultūroje, tiek ir kultūra lemia, kaip mes suprantam save, savo praeitį, ateitį. Tai iš tikrųjų yra labai tokie vienas kitą lemiantys procesai,
bet daugelį pasaulio šalių tas sąryšis neatsispindi politikoje, ugdymo turiny, suvokiamos kaip skirtingos politikos rytis. Ir ką ir sako UNESCO generalinės direktorės pavaduotoja švietimui, kad tai turi keistas ir mums reikia geresnės politikos, kuri puoselėtų tą ryšį. Ir šis dokumentas tą ir daro. Ir dar priminimui, arba gal kažkas ir nesate to užfiksavę, tai UNESCO organizacija yra tiesiog UNESCO akronimas, tai yra Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija. Tos pirmos raidės nurodo jos veiklos rytis. Tai iš tikrųjų dėl to galbūt UNESCO organizacija buvo labai tinkama vesti šį procesą, šias diskusijas, tokį atnešti tarpdisciplininį požiūrį, nes tai yra organizacija, kuriai visos šios rytis yra svarbios ir visas jas žiūri per tokį žmogaus teisų perspektyvą. Kaip užtikrinti žmogaus teisę, suteikiant kokybišką švietimą, mokslą, kultūrą, prieigą prie jų ir taip toliau. Gairėse yra įvardinami tokie kaip ir 3 tikslai, gal net, iš tikrųjų tikslų yra, pagrindinis tikslas yra toksai sistemiškas kultūrinis ugdymas, bet 3 galbūt aktualijos, kurias pastebėjo, kad pagal šių dienų iššūkius ir prioritetus šalyse, ką kultūrinis ugdymas turėtų daryti, tai pirma, būti efektyviai integruotas į kultūros ir švietimo politiką, strategijas ir programas, ir ne tik politinius dokumentus, bet ir ugdymo turinį, mokytojų ir edukatorių rengimą, kvalifikacijos kėlimą. Žodžiu, kompleksiškai, sistemiškai integruotas. Antra, prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Ir trečia, išnaudoti naujų technologijų teikiamas galimybes. Bet to pačiu užtikrinti apsaugą nuo jų keliamų rizikų. Iš tikrųjų, UNESCO irgi taip labai pasisako ir už tai, kad technologijos būtų išnaudojamos. Tai, pavyzdžiui, ar menas yra nauji būdai kurti meną, dalintis menu, geriau pasiekti kultūrą, ją skleisti. Tai būtinai reikia visą tą išnaudoti, tačiau labai daug ne tik tai kultūriniam ugdyme, bet apskritai švietime technologijos yra naudojamos neįvertinant, ar jos tikrai turi teigiamą poveikį, ar jos kai kuriais atvejais netgi neturi žalos, nes iš tikrųjų ypatingai šitoje srityje yra pastebima pasauliniu mastu, kad tyrimų beveik nėra, labai nemažai atvejų, kai tam tikrų technologijų poveikis tyrimai apie jų poveikį yra parengtas pačių technologijų kūrėjų, tai yra, kartais tai nėra objektyvūs tyrimai, tai tiesiog reikia labai gerai įsivertinti, kada jas naudoti yra tikslinga. Ir kitas aspektas pabrėžiamas, kas susijęs su technologijom, kad dažnu atveju tos atsirandančios technologijos tik dar labiau didina atskirtį, nes kažkas papildomas galimybės gauna taip tie, kurie ir taip jų turi labai daug. Tai dėliojant strategijas, kažkokius tai planus, tai pirmiausia reikėtų teikti prioritetą labiausiai pažeidžiamom visuomenės grupėm, kurios tų galimybių turi mažiausiai. Taip pat labai svarbu, kad gairėse jau yra įtvirtinama aiškiau ta kultūrinio ugdymo reikšmė. Rektorius jau tikrai labai daug ką įvardino, man atrodo, aš čia tiesiog pasikartosiu. Jis tikrai jau labai gerą davė pradžią ir toną tam. Tai gairėse pabrėžiama, kad kultūra tikrai nėra tik tai apie, tam tikrų kultūrinių, gebėjimą išmokti ten šokti, dainuoti ir taip toliau, bet tai yra daug plačiau. Tai yra būtina visapusiškam asmenybės ugdymui ir gali padėti vystyti labai platų įgūdžių spektrą, tiek socioemocinių, tiek kognityvinių, elgsenos įgūdžių, puoselėti jautrumą natūraliai aplinkai, gerinti tarpkultūrinį supratimą. Ir visa tai yra labai svarbu, kad žmonės galėtų gebėti atliepti globalius iššūkius, juos suprasti ir prie jų sprendimo prisidėti. Čia tiesiog dar detaliau išskleidžiama, kad tai svarbu ir kūrybingumui, ir kritiniam mąstymui, ir žmonių savijautai, ir prisideda prie geresnių akademinių rezultatų ir taip toliau. Ir ne tik tai individo kontekste, bet taip pat kultūrinis ugdymas suprantamas kaip būtina sąlyga taikių ir įtraukių visuomenių kūrimui. Ir dėl to jį turėtų investuoti ne tik tai kultūros ir švietimo sektoriai, kurie galbūt turėtų būti lyderiai toje srityje, bet tai taip pat yra sritis, kurie turėtų būti matoma kaip aktuali ir sveikatos, socialinės apsaugos, inovacijų ir kitom sritim. Ypatingas dėmesys visame dokumente yra skiriamas prieigai ir įtraukčiai.
Nes, kaip minėjau, visi UNESCO dokumentai iš esmės remiasi tokia žmogaus teisų perspektyva. Ir iš įvairių pusių apie ją ir apie prieigą kalbama. Tai visų pirma, kad mes nekalbam tik tai apie kultūrinį ugdymą mokyklose ar moksleiviam, bet apie kultūrinį ugdymą, kuris prieinamas visuose švietimo lygiuose, ne tik mokykloje, bet ir formaliojo, neformaliojo, savaiminio ugdymo lygmenyse. Taip pat, kad prieiga neapsiriboja fizinių kliūčių pašalinimu arba tik tai, kad dabar galbūt daugiau apie įtraukų ugdymą kalbam žmonių su negaliai įtraukitimi, kas yra be galo svarbu ir labai labai džiugu, kad yra daug teigiamų pokyčių iš toj srity. Bet taip pat prieiga gali būti kažkokie barjerai sudaromi ir kilmės, lyties, kalbos, ekonominės padėties ar kitais pagrindais ir visą tai reikėtų taip pat įvertinti. Pavyzdžiui, jeigu yra emigrantai, kurie galbūt dėl kažkokių tai kalbinių barjerų negali dalyvauti kultūriniai veikloje ar kitų priežasčių, tai stengtis tą prieigą padaryti kuo didesnę visom visuomenės grupėm. Tiesiog apie tai apgalvoti, nes dažnai atveju galbūt nėra jokio noro diskriminuoti, kažką išskirti, bet tiesiog svarbu planuoti, apie tai pagalvoti, kokie gali būti skirtingi interesai, kokios visuomenės grupės dar yra neįtraukiamos arba nepakankamai įtraukiamos. Ir kas galbūt ateina labiau iš kitų žemynų, bet manau, kad tikrai aktualu ir mum, nes man tai yra įdomu, kai va tokį dokumentą priima ne tik tai Europos Sąjunga ar kažkuris vienas regionas, bet visi žemynai, visas pasaulis kartu, tai ne veltui tas vyksta labai ilgą laiką, kol visi sutarė dėl visiems priimtinų kažkokių tai aspektų. Tai vienas iš jų įvardintų buvo, kad turėtų nelikti hierarchinio požiūrį į skirtingas kultūras, jų raiškas, stereotipų, kalbama apie tokį ugdymo turinio dekolonizavimą. Tai tas galbūt ypatingai yra aktualu Afrikai ar kitur, kur jų istorija, jų vadovėliai yra parašyti kitų dažnu atveju, bet aš manau, kad lygiai taip pat ir Lietuvoje mes dar turim daug stereotipų, daug tokio europocentristinio požiūrio į kitas šalis, kitas kultūras ir tą tikrai reikėtų taip pat atliepti. Ir paskutinis toksai prieigos įtraukties aspektas yra atliepti besimokančių interesus ir patirtis, tą daryti kartu su jais, nekurti turinį jiems, bet kartu su jais, kad tai tikrai atlieptų jų aktualijas ir šiandienos iššūkius. Tai visame dokumente yra skatinamas plėtoti sinergijas ir bendradarbiavimą tarp visais lygiais, tiek tarp institucijų, ką jau užsiminiau, tiek ir su nevyriausybinėm organizacijom, kurios tikrai žinot visi, manau, tokių pavyzdžių, kai kultūros profesionalai ir praktikai labai efektyviai padeda mokyklom atrasti naujas mokymosi erdves, patirtis ir tokiu būdu atliepti ir galbūt mokytojų ir atitinkamų kompetencijų trūkumą ar žmogiškųjų resursų trūkumą. Ir taip pat su ugdymo įstaigomis ir įvairiomis kitomis, ne tik kultūros ir švietimo, bet ir kitomis organizacijomis. Kaip jau užsiminiau, tam, kad vyktų sistemiškai pokyčiai, tai svarbu investuoti ir į patį mokymų, metodinės medžiagos mokytojam ir edukatoriam rengimą, nes šiuo metu, pavyzdžiui, Lietuvoje mes neturime kažkokios tai programos oficialios, formalios, kuri rengtų edukatorius. Tai jeigu mes norim kokybiškų veiklų, kažkokio apčiopiamo poveikio, tai turim investuoti ir kompetencijas tų, kurie tas edukacijas teikia ar kultūrinį ugdymą. Ir taip pat nepamiršti ir mokyti, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie mokyklas, tai ir mokyklų vadovų, jeigu savivaldybės, tai ir savivaldybių administracijos atstovus, nes, pavyzdžiui, ir kalbant apie mokytojus, tai irgi vienas žmogus gali padaryti, bet daug mažiau, jeigu gali padaryti daug daugiau, jeigu jis turi stiprų užnugarį ir jo vadovai, administracija supranta to prasmę ir poveikį. Ir turbūt paskutinis akcentas, kurį norėtųsi pabrėžti, tai yra poreikis investuoti į ilgalaikės intervencijos, o taip pat į sistemiškus tyrimus, matuojančius jų poveikį, nes tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio šalyse pastebima, kad kultūrinio ugdymo įvairių iniciatyvų yra nemažai, bet dažnu atveju jų poveikis yra tik tai menamas ir tokiu būdu irgi negalim pasiekti kažkokio apčiopiamo poveikio, kai nežinom, ko siekiam, kaip tą matuosim ir tada pagal tuos matavimus galima būtų atsižvelgiant ir formuoti politiką ir veiklas ir finansavimo priemonės.
Tai nežinau, kaip man seka su laiku, ar dar turiu truputį laiko. Puikiai gerai. Kai jau, jeigu ką, tai sakyk. Tai aš jau perėjau, greitai apžvelgiu, labai sunku tą dokumentą iš tikrųjų, kuris yra šiaip nėra ypatingai didelė apimtis 10 puslapių, bet jis tikrai yra labai labai tirštas savo informaciją. Tai iš tikrųjų, ką domina pasigilinti labiau, tai tikrai labai kviesiu, dar pateiksiu gale nuorodą į tą dokumentą ir šią prezentaciją pasidalinsiu, kam aktualu. Bet, kaip minėjau, man atrodo, kad labai svarbus aspektas yra ne tik tai pats dokumentas, bet ir tai, kaip jis buvo priimtas. Man atrodo, kad tai yra tokia labai sektina praktika, kurio norėtųsi matyti visose srityse, kai yra priimami dokumentai, formuojama politika. Tai čia galite matyti tokią kaip ir laiko juostą, kaip UNESCO organizavo tą procesą, tai pradedama nuo pasaulinės apklausos, tokio klausimyno, kurį ir Lietuva teikia tokį labai išsamų, norėdama sužinoti, kas kiekvienoje šalyje jau egzistuoja kultūrinio ugdymo srityje, kokios problemos taip toliau. Vyko ekspertų susitikimas, vėliau 5 regioninės konsultacijos. Praėjusiu metu sausį, tai kiekvienas regionas dar susitiko, tuo metu vyko nuotoliu tos konsultacijos, aptarti, kas svarbu jų regione. Ir smagu, kad Šiaurės Amerikos, Vakarų ir Europos buvo tokia viena bendra regioninė konsultacija, tai jai pirmininkavo Lietuva su Ispanija, joje dalyvavo virš 200 ekspertų iš 39 valstybių. Čia tiesiog parašiau, kokie ir Lietuvos ekspertai dalyvavo šioje konsultacijoje. Tai tie susitikimai inspiravo tolesnį tekstą, kad atlieptų tikrai visų regionų interesus. Vėliau vyko ir konferencija Paryžiuje, kur jau buvo galbūt dar daugiau tokių nevyriausybinio sektoriaus atstovų, praktikų, kurie dalinosi savo gerosiom praktikom. Tai taip pat joje buvo pakviesta ir kūrybinės jungtis asociacija pasidalinti savo gerąją praktiką. Ir vėliau vyko tokios konsultacijos su šalimi raštu dėl jau konkrečių tekstų projektų, buvo 2 kartus teikiama ir jau kiekviena šalis organizavo tą procesą kaip savo nuožiūrą, tai mes stengiamės iš tikrųjų, kad tai atlieptų Lietuvos kuo platesnį lauką suinteresuotų šalių ir kvietėm į konsultacijas į tiek valstybinių, tiek nevyriausybinių organizacijų atstovus, ekspertus, diskutavom ir tada teikiam jiem visus tos pasiūlymus raštu. Ir galiausiai šių metų vasario 13-15 vyko pasaulinė konferencija šiais metais Abu Dabyje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, kur jau šitos gairės buvo oficialiai priimtos. Tai kas toliau, kas po to, kai priemamas dokumentas? Tai toliau, aišku, reikia šalim galvoti, kaip jį pritaikyti realybėje savo šalyse. Ir kadangi per tos 2 metus tikrai turėjom daug labai vertingų diskusijų, kurias stengiamės tikrai kaupti visas įžvalgas visų suinteresuotų šalių, tai pagalvojom, kad visą tai būtų gerai apibendrinti ir taip sudėti tokius pasiūlymus vyriausybei, kuriuos ten, kaip jau Julijus minėjo, yra QR kodas, jeigu norit nusiskenuoti, taip pat bus pristatoma šiandien plačiau. Tai tie pasiūlymai yra labai inspiruoti šitų mano ką tik pristatytų UNESCO gairių, bet taip pat yra tiesiog pritaikyta Lietuvos kontekstui. Tie prioritetai, kurie yra mums svarbiausi, kur yra kažkokios tai sritis, kur mums atrodo, kad jas yra svarbiausia spręsti. Tai užbaigsiu tiesiog, čia yra tas dokumentas, toks paprastai atrodantis UNESCO Framework for Culture and Arts Education, šiuo metu jis yra prieinamas tik tai anglų kalba, originalo kalba ir iš tikrųjų, kas skaitot, kas suprantat gerai anglų kalbą, tai iš tikrųjų visais atvejais gal ir rekomenduočiau žiūrėti į originalą, nes visada būna tiksliausia. Šiuo metu į lietuvių kalbą dokumentas yra verčiamas, mes dar truputėlį jį atidėjom, norėjom paskelbti šiandien, bet iš tikrųjų pirmiausia norisi labai aiškiai sutarti dėl tam tikrų sąvokų. Jau kažką truputį pradžioje ir išsiminiau, kad yra tam tikrų dalykų, ar kaip mes verčiam vienus ar kitus dalykus, nes tai labai yra svarbu,
Nes kaip mes, pavyzdžiui, UNESCO dokumentuose yra priemama, tai vėliau dažnai atsiduria ir kituose dokumentuose, tai norisi tikrai labai atsakingai tą procesą pasižiūrėti. Bet tai kai jau bus lietuviškas variantas, tai informuosim, bet kol kas galite susipažinti su anglišku. Tai tiek iš mano pusės, nežinau, gal turit kažkokių tai klausimų ar kažkokių neiškumų gal. Ačiū labai uždėmės.